Kristupai, gerai, aš jau bėgsiu. Kristupo tėčiui sudėtingiau vaiką nepalikti, o pasiimti iš darželio. Sūnus nuo vasario lanko lauko darželį Pavilnyje. Čia jis visą dieną praleidžia pamiškėje, gamtoje valgo, miega, žaidžia ir mokosi. Kristupo tėvai norėjo, kad darželis skatintų vaiką pasaulį pamatyti kitomis akimis. Tas kūrybingumas ir savarankiškumas tikrai vystosi ir kaip vis tiek anksčiau būdavo taip, kad tu daugiau turi laiko įdėti, kad su juo užsiimti, dabar netgi kartais būna nuobodu, nes sako, tu tėti, eik. Lauko darželis veikia visus metus. Jo įkūrėjai sako, kad darželis buvo uždarytas pernai tik kelias dienas, kai spaudė 25 laipsnių šaltis. Tada vaikai persikėlė gyventi į šį namelį, bet jiems labiau patinka būti gamtoje. Bet aš ir moku pats įsisukti. Tai gerai, įsisibok. Prausėmės irgi lauke, jeigu tik oro sąlygos leidžia, tas vaikams patinka. Miegame lauke, palapinėje, vėlgi tas vaikams labai patinka. Jeigu yra netinkamos oro sąlygos, sakykime, dideli karščiai, tai palapinės mes jau nenaudojam, naudojam namelį miegojimui. Tai vaikams būna didelis liūdesys, kad štai kodėl mes nemiegam palapinėje. Kristupo tėvai sako, kad vaikas greitai įprato prie kitokio darželio. Jų baimės dėl berniuko atsparumo lietuviškiems orams nepasitvirtino. Mūsų vaikas sirgo daugiau prieš eidamas į darželį, negu kai pradėjo eiti į darželį, nors pradėjo vasario mėnesį, kada buvo gana šalta. Tai iš tikrųjų, turbūt, kai jisai būna lauke, praleidžia daug laiko gamtoje, tai ir imunitetas stipresnis tampa. Ir iš kitos pusės, tarkim, užsikrėsti vieniems nuo kitų yra daug sunkiau, kai yra laukas. Vaikų sveikatą stebintys specialistai tvirtina, kad grynas oras gali padėti įveikti taip dažnai darželinukus puolančius virusus ir sustiprinti sveikatą. Oro temperatūrų svyravimai, oro judėjimo greitis veikia mūsų imuninę sistemą, grūdina organizmą. Ultravioletiniai spinduliai teigiamai veikia medžiagų apykaitą, vaikas geriau auga ir vystosi, skatina vitamino D gamybą. Taip pat ramina nervų sistemą. Žalia spalva labai iš tikrųjų raminančiai nuteikia. Tačiau vaikams lauke negalima būti, kai oro temperatūra žemesnė nei 12 laipsnių šalčio, taip pat kai kietųjų dalelių skaičius viršija normą. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacija pastebi, kad tėvams dar reikia aiškinti gryno oro naudą ir skatinti kartu su vaikais išeiti į lauką. Dalis tėvų labai nori, kad vaikai bet kokiu oru turi būti vedami į lauką. Dalis tėvų labai pergyvena, kad nesušaltų, kad nenori ir prašo pedagogų, kad gink Dieve, tik neveskite į lauką. Ir čia pedagogas pastatomas tarp dviejų ugnių, kurių klausyti. Valstybinio darželio auklėtoja pripažįsta, kad tenka laviruoti tarp tėvų norų, tačiau vasarą beveik visą laiką vaikai praleidžia lauke, žiemą išeiti gamtą sudėtingiau. Jeigu pasižiūrėti ryte, maždaug apie 1,5 valandos, sakau, tasai jau geras, nečiauraus vėjo, tos tinkamos temperatūros laikas. Na ir laukia, vėlgi tai priklauso, jeigu tai tamsusis periodas, tai vaikų nevesi į tą tamsumą į lauką po pietų, tuomet jau būna sudėtingiau. Dėkis kuprinė. Pasiruošus? Lauko darželio auklėtiniai kasdien keliauja į žygius, vyresni per dieną nueina ir po 3-4 kilometrus miško takais. Dauguma žaislų vaikai suranda arba pasigamina iš šalia esančių augalų ar daiktų. Darželėje stengiamasi beveik atsisakyti konkrečių žaislų, o palikti tik priemonės jiems susikurti. Čia tampa fantazijų fontanai, ką iš to galima padaryti. Tai ir vandens įvairios konstrukcijos, ir namų įvairios konstrukcijos, ir net tai, ko mes net neįsivaizduotumėm. Sakykime, kai sėdė ant kelmo vaikas ir jisai kyla į viršų su povandeninė raketa kosmos. Parodysiu grybą. Lauko darželėje vaikai mokomi gamtoje ir iš gamtos ir ne tik pažinti grybus. Matematikos išmokti padeda akmenukų skaičiavimas ir vandens svėrimas. Išmokti skaityti irgi galima miškuose. Mainame į gamtą ir ieškome atitikmens, kas mums miške primena tokią raidę, arba kas primena tokią raidę. Dėliojamės vėlgi iš tų pačių, ką randame. Irgi gamtoje piešėme ant to paties smėlio. Lauko mokyklų Lietuvoje nėra, todėl dalis tėvų klausia, kaip jų vaikai bus pasirengę vėliau išsėdėti uždaroje aplinkoje. Lauko pedagogikos specialistai sako, kad daugelis vaikų sunkiai adaptuojasi mokykloje, nes prieš tai per mažai laiko praleido lauke. Kad galėtum išsėdėti ilgą laiką prie stalo, sakykime, tu turi būti fiziškai pasiruošęs, tu turi būti tvirta nugara, tvirtas stuburas, kad tu nesugriūtum, nepargriūtum, neatsibostum, neprasidėtų kažkokie tai nepatogumai kūne, kas vaikams sukelia dažnai tą norą judėti daug, kas irgi yra problema šiandieninėse pradinėse klasėse.
Pirmieji lauko darželiai prieš 70 metų įsikūrė Danijoje, vėliau paplito visoje Skandinavijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje. Lietuvoje veikia 4 lauko darželiai.